Taigi, penkta užduotis buvo su geometrinė progresija. Taigi buvo duotas geometrinės progresijos pirmasis narys ir trečiasis. Taip pat, aišku, žinojame, kad šita geometrinė progresija yra didėjanti. Na ir mums parašė rasti antrąjį šios progresijos narį. Tai šitą uždavinį buvo galima spręsti, minimum bent jau kaip dviem būdais, nežinau, galbūt buvo galima sugalvoti dar kokį vieną būdą, bet aš įžvelgiau du būdus. Taigi, pirmas būdas, pats paprasčiausias, aišku, jeigu mes jį sugalvojame, tai yra tiesiog reikia žinoti tokią kaip savybę, kad tiesiog bet kuris, išskyrus, aišku, pirmą ir paskutinį tą progresijos narį, reiškia, tai to nario būtent kvadratas yra lygus jam gretimų narių santraukai. Tai yra šiuo atveju reiškia antrajam nariui, aišku, gretimi yra pirmas ir trečias, tai yra reiškia antrojo būtent nario kvadratas ir lygus pirmojo nario ir trečiojo nario santraukai. Tai 2 × 18 yra 36, vadinasi, antrasis narys, aišku, galėtų būti arba -6 arba 6, bet kadangi mums pasakyta, kad geometrinė progresija yra didėjanti, vadinasi, -6 būti negali. Taigi, antrasis narys yra tiesiog 6, tai sakau, čia vienas būtų paprasčiausių variantų, kaip būtų galima išspręsti šitą uždavinį. O arba, tai matote, jisai kiek ir ilgesnis būtent tas sprendimas, tai tiesiog būtent pasinaudoti geometrinės progresijos nario formulę, arba, kitaip sakant, tiesiog mes žinome, kad kiekvienas narys nuo kito skiriasi būtent tuo dydžiu Q, kuris yra tos geometrinės progresijos vardiklis. Vadinasi, antrąjį narį mes galime išreikšti taip, B1 kart Q. Tuo tarpu trečiąjį narį mes galime išreikšti, jeigu mes išreikštume per antrąjį narį būtų B2 kart Q, bet kadangi B2 yra B1 kart Q, tai tiesiog Q kart Q gaunasi jau Q kvadratu. Tai tiesiog reiškia, mes galime trečiąjį narį išreikšti štai taip. Na ir aišku, vietoj B1 mes galime įsirašyti tiesiog 2, nes jau mums pasakyta, kad pirmasis narys yra 2. O toliau, reiškia, kadangi mes taip pat žinome ir trečiąją narį, vadinasi, tą 2 kart Q kvadratu mes galime prisilyginti 18. Iš čia išsisprendė lygtį. Ta lygtis, aišku, gaunasi tokia paprastutė, Q kvadratu lygu 9. Čia, aišku, vėl būtų 2 sprendiniai, plius ir -3, bet -3 mes atmetame, nes žinome, kad progresija yra didėjanti. O kai žinome 3, tuomet, tai yra, žinome Q, kad yra lygu 3, tada tiesiog antrasis narys ir bus lygu 2 kart Q, 2 kart 3, lygu 6. Tai ir taip irgi surandame antrąjį narį. Na, šitas jau, aišku, sprendimas kiek ilgesnis, bet taip pat galimas kaip sprendimo variantas. Taigi atsakymas, aišku, yra B.